Na kągi, sveiki atvykę į dar vieną naują video. Šiandien tęsim kelionę po Lietuvą. Tai randamės dabar netoli Panevėžio. Tai vat išnakvojom, šiek tiek atsistatėm. Viskas skauda, nemeluosiu. Po mūsų vakarykštės dienos, jeigu nematėte to video, eikit pažiūrėkit. Tikrai smagiai praleidom laiką, aplankėm Šiaulius. Tai ką, šiandienos planas bus važiuoti į Panevėžį, pasidaryti treniruotę Panevėžio centre, pasifilmuoti ir po to galimai važiuosime link Biržų, aplankysim dar tos mažus miestelius link jų. Ir ko gero šiandienos pirmo tripo bus pabaiga, paskui važiuosim į Klaipėdą ir už poros dienų vėl kažkur. Važiuojam dieną, like, subscribe, komentuojam ir kontribija apačioje. Važiuojam. Na ką, atvykom, varysim, nešime daiktus, pradėsim sešinius. Na štai esam Panevėžio centre, keliaujam dabar iki parduotuvės nusipirkti atsigerti ir pradėsim po truputį mūsų treniruotę. Savijauta iš tikrųjų labai tokia įdomi, kojas skauda, bet kaip sakant pripresiu ir neturiu kur dingti. Tai šiandien manau pasitreniruosim kur kas kokybiškiau, nes tų vietų čia tikrai yra gan nemažai ir va jau vienas atvyksta. Nu labas, kaip tu? Gerai, kaip tu? Matai, po Panevėžį atvarom, dabar einam iki parduotuvės. O, dar vienas, tai jau iš stovyklos atvyko. Ką tu? Seniai matys. Žodžiu, mes einam iki parduotuvės, apsipirksim ir paskui va čia kažkur. Čia, žinai, apam, biškim hematogeną prieš sešinus. Tiesiog kažko saldaus norėjau tokio. Tai va, šiandien orai visai neblogi, karšta, bet nėra per daug karšta. Pats tas oras. Žiūrėsim, kaip mums seksis. Manau, visai neblogai. Čia bus vis tiek kas be ko, čia jau geriau nei vakar. Nes vakar savijauta buvo tikrai sunkesnė. Vestuvės. Ričardas, būsiu šiandien jūsų gydas. Tai va, atėjo, labai džiaugiuosi. Nu, aplankysim turbūt šitas vietas, įsivažiuosim. Tikrai nemelosios, pavargęs, melekaip. Suprantam. Viskas Keliaut skauda. po visur. Nu, daug saltų padaryta, jau viskas skauda. Vakar Šiauliuose, šiandien čia. Čiurnas jau skauda. Įdomiai, žinai, taip jau nebeina skubėti. Tai ką, nežinau, kur pradėti, nes tos lokacijos aš šitos esu buvęs. Jos neblogas visos. Čia jau į tą sieną vieni bėgimą, žinai, jau cool būtų. Esi įbėgęs į tą sieną didžiausią? Didžiausiai ne. Į tą vidutinę esę, na? Beveik. Nes ten. Buvau beveik šiaip, bet nusilydau. Šiaip gripas yra, nėra taip, kad labai jau. Man šitie batai norėdantys jau bus nelygus. Ne. Nežinau, iš tikrųjų, ką planuosim. Reikia apšilti visų pirma. Aš manau, nuo apšilimo būtų protinga šiandien pradėta, ne? Mes visą laiką be apšilimo atvarom, kas yra labai blogai iš tikrųjų. Žinau, vieną kartą irgi apšilimą, nu jau pradėjau ir paskui kojas sutraukė jau, ne tiesiog. Tai mums jau traukia, man jau traukia jau antrą ar trečią dieną. Antrą. Opa! Gerai, pasidarom apšilimą. Biškį apšilsim ir ko gero pavarysim. Ir pradėsim, žinok, įsivažiuosim, pajausiu, kas tas yra. Tik reikia gražiai vietą nuspręsti. Fotikus reikia. Aš mačiau, aš galvoju pusę ant asfalto viską čia daryti. Bet kiek žiūrėjom orus, tipo, nu, neturėtų. Gal netyčia praeis taip. Nematau, į kurią pusę. Šitą va. Ten? Aš tada pagalvojau, jeigu norėsi ant turnikų, čia toliau jau naują turniką pastatyti. Yra tenai. Mes galvojom čia pradėti ir link ten eiti. Tai link ten ir bus, ne? Gal pradėkim nuo tų flekų, aš taip įsivaizduoju. Nes su jais taip tokie atsibudimą gauni. Flekus darysi? Jo, pradžiai, pirmi triukai šiandienos. Labas. Žiūrėkit, kas per Maikutę dalyvavo stovykloje prieš metus laiko. Nes va, jis šiais metais buvo stovykloje. O dar bus stovykla? Kitais metais Tai irgi bus. tikrai sudalyvausiu, abejoju. Frontflipą padarysi? Jo. O tu? Aš ne. Visą neišino nusileis normaliai. Na jo. Atvažiavau į Panevėžį. Padarysim čia flekus. Opa. Nice. Padaryk saulutę po to. Po šito kombinaciją gausi. Hop, į saulutę. Hop. Ir dar vieną gali tokį padaryti. Gerai, varom gal. Sieną bėgam? Noriu užbėgti, bet galim bandyti. Gerai, varom, pabandysim sieną, bėgsim, toks irgi įdomus spotas. Dabar einam sieną įlipsim. Žiūrėsim, ar galiu įbėgti į tokią sieną dabar. Yra maža, yra didesnė, yra didžiausia. Tokią didelę įdomą ar įlipčiau. Gal ir įlipčiau iš tikrųjų. Siausiu į sieną. Ką? Pafilmuosim kažką. Gerai, varom, pažiūrėsim, kaip sieną sekasi įlipti. Nes norėčiau iš tikrųjų įlipti į tą didžiausią sieną, nors čia iš tikrųjų nėra labai aukštai.
toks ūgis. Šo. Va čia toks. Biškus, ne? Nebeda? Pirmas levelis įlipimo į sieną. Čia. Kaip? Tai va, aš čia. Antras lygis. Čia jaučiu labai lengvai. Ir trečias turbūt sudėtingiausias, va trečias. Trečias čia. Bet reikia greičiau užbėgti. Pavyks, aišku. Pabandysim įlipti šitą sieną. Bet toj, suvažiuos. Nes jaučiu be šansų. Beveik. Dama, kai rankas kabina, iš karto reikia užlipti šitą jau. Biškiai atskiepsiu, nes rankas tai iš karto. Ko vardu? Marič. Marijau, malonu. Gerai, gal... Ką tu gero? Nieko, turiu, pamačiu, kad Panevėžy. Jo, atvarėjai. Bent atvarėt. Vakar Šiauliuose buvau, tai nieks netvarė. Nešlysta virš savo. Blemba degina. Žinai, kai tipo tiesiog sunku. Reikia padaryti sieną, nebespromuoti. Jo, čia reikia padaryti, bet žinok, apšilimui pats tas. Nes kojas, tipo, prajudint kojas, tai pats tas. Tai žinai, nenusikaltis. Nu jo. Šiek tiek atsėdom atsigerti, pailsėti truputį. Tai vat biškį vėjukas gaivina. Panevėžys visai pradžia gerai, manau. Pradžia visai tikrai nebloga. Turim jau kadrą kažkokį kitokį. Tai vat padariau wallruną ir dabar Precision Backas, bet tu Precision Back, aš man rodos irgi tokį compilationą tai darysiu. Tai vat, kaip jum? Įbėgsit į sieną būdu, kol ilsiuos. Jo. Vai, varom. Tiesiog varom. Tai man įdomu, ar jie įlips į visus lygius. Pradėkit nuo pirmo lygio. Na. Kristupo pradžia. Op, lipk. Kaip skaudžiai padėjęs rankas, reikės parodyti, ką daryti. Bet yra. Good. Level 1 success. Sekantis Richardas. Op. Lipk, traukis. Gerai, level. Skaudžiai. Kaip visą, man šitie batai, sakau, jie nutriušė jau, kad nieks nebės. Sužlipt užlipat, bet jūs žiūrėkit. Trumpas tipsas. Bent vieną ranką užsidėti. Tam dar kažkas yra labiau. Aš tik bandau pažiūrėti savo gripą. Jo, bet tu. Tik atsargiai. Turėtų paeiti. Oba! Pabandyk į antrą. Į antrą tai 100% užlipsi. Oba, lipk. Op, yeah. Yes, woo! Užbėgimas. Bėk. Turi pabaigoje dar greičiau bėgti. Matai, kai aš stabdžiausi ir neužlipau. Turi užbėgti pabaigą dar greitesnę daryti. Na, bent paliesk sieną. Labas. Gerai, va, treniruotės darom. Kaip tau? Jo, dabar pateiksi vlogą. Na, palaukit tik mašiną. Bent paliesk. Lipk. Yra. Lipk. Nepasiduok. Vai. Pasikabinai čia. Lip. Neblok, bėg. Va. Nu žodžiu, reiks pasitreniruoti. Už efortą. Bandysi lipti? Ne. Gerai, tvarka. Man reikia daugiau darbų tam ranką. Ai, va, nuotrauka. Toj. La, mums nufotkins. Opa? Ačiū. Na ką, dėkui, kad atvarėjai. Kiek to metų? Man 12. Sportuoji?
Jo stalo tenisą 10 mėnesių. 10 mėnesių stalo tenisą, ar kaip sekasi? Nu, neblogai iš kur. O futbolą lankai? Ne, lankiau. Kiek laiko? Pusę metų. Nepatiko? Ne. Aišku. Visą gerą. Visą? Tai va. Lip! Nice. Pa. Na ką, judam? Judam į kitą lokaciją. Čia, manau, success, pradžia gera, apšilimas geras. Įlipai, šiek tiek dar pasipraktikuoti, bet judėsim dabar jau šiek tiek į kitas lokacijas, tai sužiūrėsim, kaip mums čia einasi. Saugo ir ten prie Panevėžio beka. Jo, mes ten vis tiek turėsim padaryti. Na ką, randamės Panevėžyje, smagiai leidžiam laiką, tikrai gražus centras Panevėžio, padarėm triukų. Tai ką, sekantis stotelė bus Biržai, ką greitų metų jau šiandien susimatysim Biržuose. Na ką, esam prie Panevėžio ženklo. Iš tikrųjų labai gražus centras, čia atvykti, tiesiog pačilinti, pasifilmuoti, atsigerti gėrimuką ar tiesiog pasėdėti, manau, visai fainai. Kiek esu buvęs čia, tai visą laiką čia smagu, gražu. Dar aplankysim porą lokacijų. Pažiūrėsim, gal šiek tiek rimtesnį kokį triuką padarysiu, jeigu pavyk. Bet jeigu ką, jau turim triukų tikrai iš Panevėžio, bent šiokių tokių kadrų pasirinkę lengvesnių. Ir ką, tęsim mūsų kelionę į Biržus, link Biržų važiuosim. Tikėkimės, orai irgi mumis lepins. Na va, radom lokaciją, kur visko yra. Iš tikrųjų atvykom ir man pirmas mintis, kad aš tiek turbūt neįgyvendinsiu, kiek čia galima padaryti. Vieta tikrai tokia pilna visko, overwhelming. Na, ką čia sėdi? Ką darysi? Nieko. Sakai, ir šiam pabandysi? Galiu pabandyti. Nu, dai, pabandyk, bet neužsigauk atsargiai. Atsargiai. Ką žinau, turėtum padaryti. Daugiau prisitrauk prie turnikais, labai toli nuo turnikais. Žodžiu, radau mintį, ką galiu padaryti. Tiesiog paprastas prabėgimas. Bet geriau kažką padarysiu, čia negu nieko nedarysiu. Ir bent kažkoks triukas. Šiaip šitoj lokacijai reikėtų tikrai daugiau. Ką darai? Kol kas tiek. O ką nori padaryti? Dar galvoju. Okei. Skemas. Skemas. Nu, trišiam. Praleidai beką čia dar, žiūrėk. Darom. Palauk, atsargiai. Ir aš čia padariau. O, clean. Opa. Iš tos. Matai, lip. Pats. Va, žalias kelnes, bet žinau, kad tai bus. Manau, gerai nufilmavom. Opa, o čia tai eina savo. Ir šitą? Darysi? Jeigu nenori, nedaryk. Jeigu nori. Galiu kontentą. Nes atrodė kietai. Kietai atra? Let's go. O, bet clean. O, sakau? Man reikia pabandyti. Aš taip cleaną padarysiu. Filmuojame šitoj vietoj, dar vieną raną padarysim. Kažkas prisižino savo aikštą. Nu, iki galo. Let's go, let's go, let's go, let's go. Be problemų. Ne! Einam iki galo! Yra. Nereik gal šitą kritinėti per daug. O, rola. Nice. Let's go. Oba, rola. Na ką, viskas. Keliausim atgal link spoto. Gyvas? Jo, tie rolai visada ant klubo. Na ką. Manau, Panevėžys success. Jo, pasidarėm geriau negu tikėjom. Jo. Žolynai, kurie įsiplausti. Paspauskit būtinai laiką, pakomentuokit, kokį miestą turėčiau aplankyti, va tokių vietų, kur galėčiau padaryti salto. Manau, labai smagiai. Tai va vietiniai irgi va. Kaip jauties? Labai gerai. Susimatėm po metų laiko. Mes šiais metais susimatėm mano parkūro akrobatikos stovyklai. Šiais metais ateinančiais 2026 metais taip pat organizuosiu parkūro akrobatikos stovyklą, kur matome Team OSHD. Tai vat kviesiu visus atvykti, nuorodą rasite apačioje. O mes, nu ką mes, po truputį žygiuosim iš kur parėjom ir tiksliau važiuosim link Biržų, bet iki Biržų yra dar pasvalys ir yra dvaras. Apleistas dvaras, matėme, ne? Tai kosmosas, tą aplankysim, tikiuos bus apleista, paeksplorinsim, jumis pasiemam kartu ir Biržai šiandien turbūt galutinė lokacija. Pusė 3, tai mes turim pusė 4 būsim ten, žodžiu, varom. Ar
iš vieno miesto vieną darot video, ar iš visų vieną ilgą? Tai dabar vlogus darome kiekvienos dienos, tą dieną ką veikiam atskirus. Na, kiekvieną penktadienį vyksta tai kaip mini šventė. Mini šventė ir čia renkas visi miestiečiai, ne? Na, dauguma. Tai va, čia jau matau ruošiasi, palapinės viską. Bet gerai, tokia vieta. Po truputį Panevėžys mūsų baigėsi čia. Tokia gera, įsivažiavimo diena. Na va, čia jaučiu droną paskelsim, praskrisim pro čia ir važiuosim link Biržų. Super. Nu ką, dėkui Kristupai, kad aprodė Panevėžį. Man patiko čia. Tikiuosi dar, manau, ateity vis tiek pravažiuosim. Yra ta vieta, kur ten dar galima daug ką padaryti. Tai tikrai. Dėkui dar kartą, laikykis. Ačiū jums labai. Ačiū, kad atvežėt. Kosmosas. Tai ačiū jums, kad aplankėt. Ačiū. Sveiki gyvi, malonu. 19, greitai 20, aš tave labai senai stebiu, žinau. Prieš kiek metų? Blemba, beveik nuo pirmų video, aš ten žiūrėdavau, kaip Klaipėdoj, man rodos, ten mokydavai daryti ir panašiai. Ten. Insane. Su Evaldu buvo taip. Reikia tiesiog padaryti. Darysim, paskui sužinosim. O būtume dar galvoję, ne, čia būtume taip ir Klaipėdoj galvoję, ne. Gal kojas, bet... Pailsės, turėsi valanduką. Panevėžys. Success. Dan. Tikrai smagiai praleidom laiką. Kelnes irgi smagiai praleis laiką plovyklai. Gera pradžia dienos. Manau, buvo verta pasilikti per naktį. Dabar važiuosim link Biržų. Sustosim Pasvaly ir dar aplankysim vieną dvarą apleistą. Tikėkime, kai jis apleistas. Ir Biržuose jau bus galutinė stotelė. Įdomiai, kaip čia viskas pasisuks. Ką buvo malonu, ačiū. Tikėkime iki sekančių metų. Na ką, o mes užkasti varom. O va, ėmiau jautienos vytintos dešrelės. Tas kvapas tai insane. Vaizdas tai nelabai. Išvažiuojam iš Panevėžio su vytinta dešrelėm, labai skanu. Tas džiugo sūrį, papam. Sekantis stotelė Pasvalys, čia negalioja jam kelio eismo taisyklės, nes mums pagrindinis, bet ką priprasim. Kas čia buvo, apie ką galvoju? Varysim Kubą. Tomas pavadinimas, Babalnikas. Važiuojam į Rygą. Reiks kažkada į Rygą gal varyti. Granova. Atvažiavom į Pasvalį. Susirasim vietų gražių, jau prie bažnyčios tokios baltos kažką padaryti reikės. Dabar einam, praseisim, iški paeksplorinsim, gal porą triukų padarysim ir važiuosim į kitas lokacijas. Šaukiu aš tautą. Entering tai Pasvalys. Vaikštinėjom vis dar, ieškom lokacijų, kur kažką padaryti, bet čia labai daug laiko, manau, reikia skirti, kad atrasti būtent tam tikrą spotą, kur tikrai gražiai atrodo, nes mes jau apėjom ratą aplink bažnyčią, bet nelabai mes tų spotų radom, tai varysim čia jau netoli prie Pasvaly kažkokių lokacijų įdomesnių. Čia yra Pasvalio policija. Nieko turbūt mes čia nerasim. Lamba. Tikrai spotų tokių daug nėra. Vaikštom, ieškom iš vis kitokių spotų, gal rasim. Na ką, išėjom iš parduotuvės, pasiėmėm atsigerti, pasiėmiau jogurto. Važiuosim į parką ir važiuosim link apleisto dvaro. Darėm į Smegduobių parką. Čia daugiau šiek tiek... Daugiau čia skate parką pamatysim iš tikrųjų. Tokį gal šiek tiek. Einam Smegduobių parke, tikiuosi neįsmigsim. Nežinau, iš tikrųjų čia ką pamatysim, bet čia neaišku, kas čia yra. Čia yra toks grinai, kur reikia susitaikyti, kad čia nieko nėra. Tipo, graži vieta tikrai pačilinti, bet tipo, nieko ypatingo iš triukų pusės, ką padaryti. Pasivaikščiau čia pats tas, atvaryčiau, pačilinčiau.
Bet dabar aš matau, kad aš pusę triuko nepadarysiu. Va, čia tai labai gražiai tas toks sportuoja. Dėl vlogo tai reikia, bent su vlogu pasižymėti. Uik, tu. Geras. Tau sakiau, kad geras. Šitas labai geras. Ten. Gerai, šiaip lygiai greitai sakai, kad tu nori. Tikrai geras, gripas geras. Filmuojant kaip per žaidimą. Rudenskeipas iš Galvo, kaip sunkiai tu užsimetei. Na, jau kai žvyrkeliu važiuojam, tai reiškia kažkur važiuojam. Ir mes važiuojam prie apleisto dvaro, tikiuosi jis dar apleistas. Dar liko 5,5 km iki jo. Ir stotelę matau, autobusų. Kaimas tada. O, eik padaryk beką. Gerai, iki. Opa, skanu. Ten tiesiai jau čia. Gal čia nusives mašiną. Varėm į Gulbėnus. Žinau, čia Gulbėnų dvaras skaitas. Apleistas jis man toks atrodo. Bet toks rimtai senas, aha. Jau uždėtos spynos. Čia nebus tas padešinė labiau. Iš tikrųjų galvojom, kai jis bus apleistas ir be spynų ir būtume jie. Nes aš kiek suprantu, spynos buvo uždėtos ne per seniausia. Jo, čia turbūt ne per seniausia uždėtos spynos. Kažkas išpirko. Dar vieną dvarą matom. Čia pasirodo, jaučiu kažką. Šitas gal buvo? Žodžiu, čia jau viskas taip yra kaip ir užrakinta. Šiaip seni turbūt pastatai. Ką manai? Viskas užbetonuota, ne? Nelabai čia. Užlipti, įlysti, čia manau tiek buvo visokių tokių, kur įlenda. Jau kad Google Maps'e yra, žinai, pažymėtos nuotraukos, čia jau viskas aišku. Žodžiu, čia toks... Tai va. Nu, sakykim, nepasiteisino lūkesčiai. Nes jau, va, matote, yra jau įdėti tie, tai čia jau kažkas tikrai nupirko, turbūt atrestauruos, padarys kokį, nežinau, hotelį. Čia, ne hotelį, gal kokiam gyvenimą, paslaugas ar dar kažką, tai va. Bet nieko, vis tiek pakeliui, tai kaip ir gut. Tai yra krepšinių, žiūrėkit. Kažkokį 120 metų. Čia va. Reik varyt laukišį. Ja, sarbu pabandėm. Žiūrėk, duris. Ai, ne, čia jaučiu kaip langinės, jo. Tai va. Viskas, keliausim link Biržų. Čia tiesiog toks. Na, jogurtas, granola. Tai va, mūsų, sakykim, vakarienė tokia. Žodžiu, kiek laiko jau važiuojam. Žvyrkeliu jau iš tikrųjų nusibodo, nes negalim greičiau važiuoti, tiesiog duobėtas kelias bele koks. Tai šio tripo toks jau vienas minusas jau, kur tikrai jaučiasi, kad nu ilgai jau važiuojam žvyrkeliais, duobėtais žvyrkeliais, kur nespausi ir panašiai. Tai kokią padangą praduri ir jau fainai, arba kažkas nors nutinka kokio tokio, kur iš vis neįnauda. Tai po 20 km ant žvyro pagaliau pasiekėm plentą. Pagaliau Biržuose. Čia atvažiavom Biržus, tai jau matau, kad čia tikrai potential yra. Negalvojau iš tikrųjų, kad Biržuose yra tokia pilis. Aš kai ieškojau, man parašė Biržai. Aš atsimenu, kad saltus darydavo Biržuose, bet ne prie jokių pilių. Dabar tam pažiūrėjau, tiltas, pilis. Manau, labai čia vaizdas buvo. Nuo traukinio. Radom apleistą traukinį. Tai nuo traukinio, aš manau, beką reikia padaryti. Nuo traukinio kažką gal padaryti reiktų. Manau, insane būtų.
Bet čia kieta belia kaip. Kažką padaryti, kokį triuką. Nu, čia gal daž bomba nuo šitos viet. Nu, čia gan aukštai nuo traukinio jaučiu bus. Nu, čia gan kieta žalia. Dar į Biržus, tik atvažiavom jau lipam traukinį. Su mocais. Kokias gal? Nedavažiuosim iki Pilies galvoju? Ne, davažiuosim. Tai aš čia triukas, ten Jo, triukas. ten leningas yra nesveikai kietas. Bet spotas, žinai, išskirtinis. Tai va, pasidarysim apšilimą. Esu sustingęs visiškai. Dvaras tai buvo iš tikro laiko švaistimo. Sakykim, ką norim, bet ten nebuvo jokio apleisto dvaro, ten buvo neapsimokė. Tai va, sušilsiu vėl, kojas įkaitinsiu. Ir po to namučio. Kiek važiuosim? Dabar būtume tik tais 22 valandą. O, džiulyt pradėjo. Tipo, nelijo visą tripą ir... Grunt užpakalį. Paimi kamerą. Ką? Kamerą paimi. Deja, nepavyko triukas. Nu, po tokio ilgalaikio pušinimo, manau, vis tiek atsitrenkė į tą sieną. Tai va, mes pažino šiek tiek. Tai va, dabar varysim link Biržų Pilies, ten gražus vaizdas turėtų būti. Tai va. Nu, tai būna kartais tiesiog. Bet čia Biržuose pirmą kartą esu. Kažkaip man atrodė, kad čia yra tiesiog pasienio toks miestelis, kur nieko nėra. Bet kad čia pilyje, tvarkeliai. Manau, šitas miestelis tikrai toks. Va, Biržai, opa. Žodžiu, atvažiuosim. Kažkur sustosim dabar. Čia toks įdomus miestas, tikrai. Pirmas dalykas, kai išlipau, man čia taip gaivu. Dabar esam va, prie Biržų Pilies. Nueisim pasivaikščiosim, pažiūrėsim. Iš tikrųjų jau vakarą aš taip įsivaizduoju, kad jau baiginėsim. Jau su to paskutiniu triuku jau, kaip sakant, save užpušinau šiandien ir supratau, kad jau mano rezervas per šitą pirmą kelionę jau išseko. Nes tikrai pirmą dieną kaip eksplodino, ne? O paskutinį jau matosi. Ir manau, iš tų video matysis, kaip feidina su kiekvieną dieną energiją. Tai vat, kas be ko labai smagu. Ir kas norite daugiau tokių video, parašykite komentarus. Paspauskit like, subscribe. Tikrai daug pastangų įdėta vien atvažiuoti, čia važinėtis, ieškoti lokacijų. Susitikom su jumis, tai tikrai nepagailėkit like. Kas norit prisidėti finansiškai prie kanalo, galite tai padaryti Contribui. Apačioje viskas parašyta. Tai va, dabar eisim pasigrožėti gražiais vaizdais. Nežinau, čia bus uždaryta ar ne. Na, bet pabandysim. Čia fancy. Tikrai čia nice. Vaizdas, tai įsivaizduoju, čia labai gražus. Einam savo. Gal yra, pažiūrėk, fotkių. Nes daug laiko. Jo, čia jau skap, žinok. Gerai, varom. Dead kojas. Visiškai dead. Čia žiūrėk, Vinco. Tai vat, Biržų krašto muziejus siela. Skūręs kunigaikščių Radvilų Biržų tvirtovėje. Čia. Eina savo žiūrė lėktuvai, sklandytuvai. Insane čia. Ką manai? Geras. Čia žiauriai gerai, ne? Net nesitikėjom Biržuose rasti. Aš realiai irgi nesitikėjau. Kosmosas.
Tokia didelė, na. Žiūri gerai atrodo. Tas yra davai. Ja, kol vaizdas yra. Saulės 10 minučių koks. 10 minučių saulės. Ką reikia padaryti? Reikia plak padaryti. Bet zin, pripras. Insane atrodo čia. Maras gerai bus, aš nebet pajėgu. Nuslungi traukia. Ir kamera iš tikrųjų net nesimato to viso grožio. Iš tikrųjų, kiek čia gražu ir čia žinau, kad ne viena pilis yra. Yra dvaras ir yra Marodas pilis. Ir aš nežinau, ar mes čia prie pilies. Bet vaizdai tai tikrai. Per kamerą tiesiog nepamatysit. Bet negalvojau, kad Biržai tikrai tiek gražus. Esu vaizdo klipų matęs, tai nieko panašaus netrodė. Bet turbūt ne čia filmuoti. Tai yra Biržai, tai lėktuvėlių miestas, turbūt daug lakūnų. Lėktuvas pakabintas. Sklandytuvą mačiau irgi. Parkas. Eina savo. Labai gražus miestas. Tai tikrai sužavėjo, negalvojau, kad ant tiek gražu čia. Gaivu, fantastiška. Čia reikia grįžti, man rodos. Aš taip galvoju, kad čia reikės grįžti tikrai fresh kaip. Jo, čia tiesiog laiko atžvilgiu šiandien. Realiai neįmanoma jau tiek padaryti, kiek norėtume. Dabar skautinam areas su dronu. Žiūrim, kur nesam buvę. Čia yra tiltas belia kokio dydžio. Kits plans. Matai, medžiai yra, reikia. Tai žodžiu, Biržai turbūt lauks antro atvažiavimo, nes čia tikrai daug yra ką nuveikti, manau. Dėlė, Marodas. Pažiūrėkit. FK. Ir turbūt mes tokiu vakaru pataikėm, kur nėra daug žmonių. Skrisim Biržą, greičiau bus. Čia jau yra pirmie etapai link kažkokio didelio tikslo. Sveiki visi, šiandieną skriskime su Osu, ne? Pažiūrėkit, koks sklandytuvas. Lipam? Užrakinta. Kaip jis, bet insane. Du keleiviai. Kur yra cup holderis, tai? Bet kiek vietos mažai. Eina savo. Čia mažas, tai tiesiog smulkus. Įsivaizduojat, manęs tokiam lėktuvė, bet čia sklandytuvas. Sklandyti yra tikrai menas kitas. Skraidyti yra irgi menas. Juda galas. Insane. Davai, o savo užvedam ir važiuojam. Ai ne, pagal svorį. O pareikia šilaukiam. Viskas. Aplankėm Biržus ir į Klaipėdą. Na ką, pirmas etapas kelionių po Lietuvą baigiamas čia prie šios gražios Biržų pilies. Nemeluosiu, tikrai pavargau ir reikėjo čia tiesiog atvažiuoti, tai nusprendėm, kad ir čia dar kartą tikrai atvažiuosim Biržus, nes yra daug ką pamatyti čia. Manau, čia ir užbaigsim šios dienos video vlogą. Paspauskit like už šios video, komentaruose parašykit miestus, kuriuos turėčiau aplankyti, kurių dar neaplankiau. Ką, su jumis buvo Osva HD, like, subscribe. Kas norite prisidėti prie kelionių, palieku Contribui apačioje. Su jumis buvo Osva HD.